Pagaliau laisvadieniai. Puikus oras, susimetame daiktus, šeimyna supakuota, pasigarsiname muziką ir riedame iš kiemo. Lengvas chaosėlis mieste, o aš kaip visada ruošiuosi daryti storiuką Instagramui, bet... Pamiršom striukės. Teko grįžti. Buvo galbūt šalta be striukių ten šiauriai. Ar egzistuoja? Pažiūrėjau veidrodį. Taip sako reikia, jeigu grįžti. Mes ir vėl kelyje. Bakas pilnas, vairuotojas irgi sakė pasiruošęs, braunamės iš Splito apylinkių ir mojuojam miestui iš aukštai. Šokame pagrindinę magistralę, lekiame, o jums turbūt klausimas, kur mes čia dabar važiuojame. Labą dieną, spalio 28. Šeštadienis, vaikų atostogėlės mini. Važiuojam mes pakeliauti biškį šiaurę. Šiaurė tai čia būtų Gorski Kotar regionas, toksai prie Likos. Nelabai turiu planelio, kur ten mes važiuosim, bet 2 naktis miegosim Josipdol miestelyje. Ten esu dar vieną pasižymėjusi tokį kanjoną aplankyti. Pavažiuoti kokį 40 minučių nuo ten. Yra dar ten toks ežeras aplinkui prie Ogulin. Nu kažkur tais ir šiaip rudeniškų tokių spalvų pamatysim, nes šitas regionas yra labiau miškingesnis toksai, negu aplink mūsų Splitą, kur gyvenam. Tai gražaus rudens, oras lyg neblogas. Keliaujam. Savininkas sakė, kad čia mūsų laukia gerybės. Patikrinam. O, prašau. Prašau, kiek rakijos. Ir turim rozenėlį. O galėtų aš ros geriau palikti. Kas tau sugedė? Nu tai šitas striukė. Nu va, žiūrėk, užsitraukė. Bet aš žemyn nenusitraukė. Na, pakelk va. Nu, gal nesugedęs? Sugedęs. Užsisek. Užsisek diržą. Aš nemoku. Kur Augustė važiuoja? Nu, prie ežero kažkur tais. Aš turiu čia keletą vietų pasižymėjęs. Bet saulės nėra. Tokį šaltinį esu pasižymėjęs. Gal važiuokim pavalgyti? Nu, važiuok, dabar. Aš pats. Zagrebačkė atrezak. Važiavom pavalgyti. Čia tokia banketinė salė atsisėdom. Bėgantis padavėjas. Kažką užsisakėm. Šarpatus. Skosiu biškį. Tam siūlo. Nu jo, nieko čia daug tikėtis nereikia. Blynai palačinkė, lietiniai blynai susukti su marmaledu, šokoladu. Kroatijai įprastas reikalas yra lietiniai blynai valgyti desertą. Mes mačiusi, kad tokias lėkštis, žiūrėk, kokie gražiai. Na. Na. Sriubos, ratų sriubos. Bet čia šiaip gan turtinga, nes makaronų daug yra. Yra labai geras jautienos nuvirtas sultinys. Ko dar? Morka yra. Taip? Taip. Ragaujam? Skanu. Kiek čia? Žiūrėk, Sadriu. Vienas. Velniukai akise, kol sumaitinsi, ką nors jam. Vienas. Nu, tokios frybulvytės turėjo šitom restoranui. Tai ar skaniai pavalgėte? Nelabai, žodžiu.
Makaronai sūrus buvo. Mamytė, Aš kažkokį kepsinę, aišku, kokį ten užsisakiau. Bulvės tokias pavandeniavusias. Tik sriuba buvo skani. Ir salotus, kur daug acto. Man patinka daug acto. Mamytė, Kas tai? Liustras padarytas. Žiūrėk, parodysim tečiui, mama. Gražiai irgi išmoningas kažkoks tai čia šeimininkas. Ateik, tėtukai. Einam namų, nubai. Gerai. Nu va, žiūrėkit, kokie faini apartamentai, nu gan jaukiai įrengti. Kroatijos kaime tokiam, jos ir buvo. Už 2 naktis sumokėjom per bookingą 140 eurų. Nu ir pažiūrėkit, kaip atrodo. Tai visai gražiai, čia kažkas matyti žmogus su mediena. Užsiimantis yra tas liustrą parodyti. Labai gražiai. Dušas, vonė. Nu, ne vonė, dušas. Nu, čia Kroatijų tokių rasti visokių papildomų dalykėlių, tai jau čia retas dalykas tikrai. Ir miegamasis. Žiūrėkit, koks čia. Navarot. Oi, palauk, kaip išsijungia čia šviesa? Nu, pagalvok. Nu, va, tu dabar gerai pagalvok, kaip išsijungia naktinės lemputės prie... Ai, Jezus, aš nemačiau. Buvom Lidle, nusipirkom bananų. Tada sakė, kad reikia rodyti tokius dalykus. Taip, reikia. Pomidorus. O kam gali būti įdomu, ką mes nusipirkom? Kažkokiu meduoliu rytoj kuprinė į žygį. Ne, sunkus tas žygis bus, bet košės kažkokias dirbtinės. Aš su mineralinio pasiėmiau, aš šiaip kartais nusipirku, čia kaip yra boržomis, iš tikrųjų, atitikmuo su visais šitais mineralais. Brangus €7 kainuoja. Kiaušiniai pusryčiams, šoninykės omletui nusipirkom, nupigintų sūrelių, proteininių, sūrio ir mėsyčių į kuprinę rytoj nusipirkom. Šitų braziliškų riešutų buvo nupiginti. Lidliukai biški. Čia tats kažkokiu braunių pasiėmė nesąmoningų. Aš tikiuosi atsilaikysiu ir nevalgysiu nesąmonę. 5 minutes later. Neatsilaikiau. Skanų šlapi tokia. Nu ir viskas. Pomidorai obuoliukai. Ir viskas. Ar buvo įdomu, ką mes pirkom? Jeigu iš vakaro pirkom kiaušinius, kumpį ir sūrį, tai jau aišku, kas pusryčiams. Po pusryčių šiek tiek edukacijos vaikams, kaip suplauti indus, vėl susipakuojame ir lekiam ieškoti nuotykių. Gyvenant Kroatijoje jau daugiau nei 5 metus aplankėme tikrai nemažai vietų. Todėl dabar dažniau renkamės mažiau žinomas ir mažai lankomas vietas ir net atokiau nuo jūros. Įdomu ne tik kažką aplankyti, bet tiesiog važiuojant dairytis, kaip žmonės gyvena, koks jų gerbūvis, lyginti su Lietuva ar net su mūsų Dalmatijos regionu. Nu, aš kaip visada, kai atvažiavam kažkur tais, Google Maps pasizūminu vieteles, nu ir va, radom šitą ežerą. Nežinau, kuo jis ypatingas, bet ypatingas to, kad spalvos iš tikrųjų bet kurio kampo žiūri, tai mėlyna, tai žalia, tai visokios kokios spalvos. Gražiai atrodo, tokia rami. Dar kai lapai šitie visi geltonuoja aplinkui krantą. Graži vietelė. Žodžiu, sustojam kažkur tais atsigerti kavos, vaikam kakavos. Mes kavos sustojam labai tokio prie gilaus kažkokio kanjono. Čia matus, galėsim filmuoti, parodyti, kaip atrodo. Kava, bet iškart išsplito išvažiavus kainas mažesnės. Kava su pienu €1,50, o kakava 2, man atrodo. Taip, labai daug iki pasveikimo. Привет, Мурачкан. Skani.
Taigi, organizmams gavus kofeino, o vaikams cukraus, leidžiamės į sekančią suplanuotą vietą. Šiaip Kroatijos keliai tikrai neblogi, nemažai jų yra asfaltuoti, tačiau ne šį kartą. Google navigacija mus nukreipia miško keliuku, lengvas jaudulys, ar tikrai pasieksime savo tašką. Bet netrukus pasiekėme savo tikslą, tai yra šalia Vrboskos miestelio esanti Kamačnik kanjoną. Mes čia valgysim? Ką pagaminai? Ką pagaminau, mėsytės įdėjau. Vakarienę geriau kažkur pavalgysiu. Tai gal čia ir bus mūsų vakarėlis? Ne. Kamačnik kanjonas yra Gorski Kotar apskrityje. Trasa visiškai nereikli, apie 7 kilometrus į abi pusės, tinkanti įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonėms, patiks ir vaikams, ir suaugusiems. Nuo pajūrio, sakykime, Rijekos apylinkių galima atvykti per valandą pusantros. Panašių kanjonų yra ir daugiau Kroatijoje, bet visi jie atokiau nuo jūros miškingose vietovėse. Tiesą sakant, vasaros metu akyse čia turėtų tiesiog raibuliuoti nuo žalios spalvos. Jau? Žinau, atrodo, lygiai esam buvę kažkokiam panašiam, ten kur Zir, nebuvom, bet šiaip labai upės rauni ir reikia saugotis ant šlapių akmenų. Gal vasarą taip nėra čia šlapis, nors ne, prie upės turbūt šlapė, ne? Fainai pasivaikščioti. Fainai. Grynas oras, upės srovės garsas gerai prablaško mintis. Vaikštant kanjonu gražu matyti samanotus akmenis, turėklus ir medžius. Be to, apylinkėse gyvena įvairių laukinių gyvūnų. Žinoma, mes irgi turime savo laukinius gyvūnėlius, kurių geriau neerzinti ir pamaitinti, kai jie išalksta. Pomidoriuko, iš visų sūrių pasidarom sumuštinį. Dar dėk sūrį. Ne, sūrį, pomidorą nedėk. Duonos neturim. Sūrio ir salėmio suktinukus. Pūst? Čia pūst? Ne. Taip. Nu tai žinai, kiek čia pučia žmonių. Ką? Ai, daug nusipilsi burną. Kalbant apie oro temperatūrą, tai labai neįprastas spalis, nes šilta, yra kažkur 18-19 laipsnių ir sušylam beeidami. Tai aišku, protarpiais taip drėgmė jaučiasi, nuo jūros norėjau sakyti, nuo upės, bet iš esmės tai labai šilta, kai kurie net po trumpom rankom eina. Atsargiai, driukai. Driukai, atsargiai. Čelti, Danieliu. Aiškite, šlynai kažkokie čia prasidėjo. Mes kaip visada, mes su batais, o vaikai neturi. O kodėl jie neturi, nes gaila pirkti išaugs greitai. Nu nieko, išplausim, grįžę, ne? Ne? Aš manau, kad jie atnešė čia visą kelią. 4 valandos ilgio kelias. Leidau kur nors nuo šlaito ir visą. Čia nėra nuo kur nuleist, Augusta. Nuo kokio šlaito čia. Kiek nešti. Jiem ir atnešė. Vyrai, visą dieną nešė. Ką, nematau. Pasisakyk. Man atrodo, nebuvo verta iki to šaltinio eiti, nes nematau čia pažydrynės. Kur čia pažydrynė? Eiti, ieškoti. Tai aš tau sakiau, kad neverta čia eiti. Kodėl tu liepiai čia eiti? Nu va, jokios žydrynės nėra, nieko nėra. O per tokias dešlas jam vaikai batus susipurvina.
Neverta iki galo. Viena pusė iki čia yra 3 km. 3 km jau, bet su vaikais ilgai ir šlapia, daug tešlos visokios kelyje. Ai, memeni, kaip sako kroatai. Va kiek pareiti per tos tešlytės. Aida, varom. Pripūčia, aš tai nepripūčia. Tu pati norėjai, taigi atvažiavam. Nieko tu nebaig, kaip apsisuka, tai tu tiek pat sakei. Nu, bent jau padaryk kokią nuotrauką. Drumzlio nuo vandens. Auguste, kai grįši namo, aš gersiu 500 gramų rakijos. Kodėl? Nes susinervinusi. Praeis, kol grįšiu, praeis nervas, nes valandą važiuoti. Bet gal ir išgersiu. O turėjo atrodyti štai taip. Ta šaltinis, kaip ir daugelį esam Kroatijoje matę šaltinių su labai skaidriu vandeniu, bet dėja nepasisekė mum. Dar ir lyt pradėjo, nu. Ai, nu. Kažkoks nevykęs žygis. Bet nieko, prasėjom gerai. 6 kilometrai pirmyn atgal. Kaip jūs jaučiatės? Ai, biški. Šlapė. Šiaip tai. Neapsimoka ten eiti iki galo, galėjom čia pradžioj pažiūrėti ir viskas. Dabar tiek sušlapom, išspurvinom. Na, bet nieko. Normaliai. Ne pirms karts. Na jau. Nu, dar, gadriukai, jau labai retais atvejais, vat, kai reikia apdovanot vaikus už žygį, duodam C9 kroatų vaikų mėgstamiausiai gėrimą. Nu, kaip jupis mūsų laikais buvo, taip čia C9. Atseit labai sveika, vitaminų daug yra, bet ir cukraus tiek pat. Nu, vien cukrus iš tikrųjų, bet vitaminų štai kiek. Mėgiukas ima po žygio. Biški toks pavargimukas vis tiek yra. Nu, kad ne tas lietus ir nenuvylė šaltinis, būtų visai gerai. Buvę kaip už 4 eurus. Bet kaip pagalvoju, ne, dabar nustoja jau lyti, bet splitė šiuo metu 20 ir saulė, šilta. Mes dažnai taip išvažiuojam, kai splitė labai geras oras būna. Dabar važiuosime į pizzeriją. Tikiuosi dirba sekmadienį. Reikia pasižiūrėti iš tikrųjų. Žodžiu, pasimatysim pizzerijai. Nu, kaip jums piculės? Žiūrėkit, kokie kraščiukai išsipūtė. Gerai atrodo. Tikros neapolietiškos. Skanu vaikai? O, dripai sūrį pagauk. Ui.